Piliakalniai žmonės, čia mūsų protėviai, čia po kiekvienos civilizacijos į Piliakalnius suvežamos visų žmonių kaukolės ir sulaidojamos prieš naują civilizaciją. Taip atsiranda Piliakalniai. Kaip išvalo miestus nuo praeitų civilizacijų, sulaidojo žmonės. Visi centrai yra, miestų centrai ir nusėtos laidotuvės praeitų civilizacijų. Va ant tokių kurganų ir va ant šito Piliakalnio sulaidoti mūsų protėviai. Jeigu mes kastume į apačią, mes rastume ištisas kaukolės. Milijonai, tūkstančiai kaukolių, tūkstančiai kaulų būtų va čia va, ant šito Piliakalnio. Ir šitie Piliakalniai po visą planetą. Jie išvalė žmonės nuo praeitų civilizacijų ir palaidojo va po tokio žemių, po tokių žemių kupetom. Guli mūsų protėviai. Štai pas mumis nėra kapų. Kapai 1800, kapus labai sunku rasti. Štai kad žmonės tų civilizacijų Piliakalniuose sugrūsti. Aš tai žmonės tik dalinuosi, ką žinau iš protėvių. Po Piliakalniais guli milijonai kaukolių, milijonai mūsų protėvių. Ir aš juos buvau aplankyti dabar. Tų Piliakalnių po visą Lietuvą pilna, po visą Europą pilna. Padarytas Piliakalnis. Va, lentelėje galite paskaityti apie Piliakalnį. Viską rašo, surašyta, kam jie pastatyti. Oi, visa istorija didelis šlamštas. Kai žmogaus atėmė praeitį, iš jo atėmė ateitį. Ta su mumis ir padarė.